Labas rytas. Labas rytas. Paskutinis vasaros mėnuo. Rugpjūčio 1. Tai ir sveikinu su ta rugpjūčio 1. O mes ką? Mes keliamės į darbą. Šiandien, kaip matom, oras toks. Bet labai gerai. Apsiniaukė, biškį lynoja. Ne karšta, ne šalta, toks gaivus oras. Ir ką aš galiu pasakyti, kad po šito apsilankimo man patinka, aš įsimylėjau Stokholmo centrą. Esu buvus Stokholme ne vieną kartą ir tikrai ne 5 kartus, kokius turbūt 8 kartus, bet būtent po vakar aš įsimylėjau Stokholmą. Tai nėra ta meilė, kad aš norėčiau jame gyventi, bet tas miestas, kuriame norėčiau karts nuo karto apsilankyti dažniau. Žinot, kai būna kartais, nežinau, ar jums tai būna, bet man kai būna, kartais atvažiuoji į miestą kažkokį, tu tik tai jame apsistoji ir tu iš karto jį myli. Man taip atsitiko su Malaga, aš iš karto Malagą įsimylėjau, bet būna kiti miestai tokie kaip Stokholmas, kad po kokio 8 karto tu supranti, kad irgi myli. Įkeisti jausmai kyla man miestam. Jeigu nusprendėte tapti turistinio autobuso vairuotoju, nenoriu gąsdinti, bet tik tai noriu papasakoti, kad jums visą laiką reikės dilinti tarp 3 dalykų. Jums reikės įtikti savo gidui, kuris prašys, kad autobusas stovėtų ten, kur jam reikia, sustotų ten, kur jam reikia. Tarkim, šiuo metu dabar mes kraunamės lagaminus, laukiam žmonių iš viešbučio, sustojau prie viešbučio. Ir tai yra visiškai normalu, nes yra toks darbas, tu turi pirmiausia atvažiuoti, o ne žmonės turi tavęs laukti ar lagaminai. Bet antras dalykas, su kuo tu turėsi visą laiką dilinti, tai bus taksi vairuotojai, kurie žiauriai nekenčia visose šalyse. Nesvarbu, kur aš esu buvus, ar Švedijoje, ar Estijoje, ar Vilniuje, Lietuvoje, ar bet kur žiauriai taksistai nekenčia autobusų vairuotojų. Ir jie stengsis padaryti viską, kad tu jų vietą neatsistotum, o jeigu bandysi paprašyti, kad tipo, aš netelpu, priimkit mane, tai jie tada tave užblokuos iš visų pusių, kad negalėtum išvažiuoti ir taip tau atkeršys. Ir trečias dalykas, paprasti žmonės, darbuotojai, kurie net negali stovėti, pavyzdžiui, tokioje aikštelė kaip šita, nes čia yra pasikrovimo ir išsikrovimo aikštelė, kur tu su autobusu prilėkiai, pasikrovi ir išvažiuoji. Bet jie vis tiek atsistos ir stovės ir užims vietą ir padarys viską, kad tau vietos nebūtų. Nes už tai, kad jiem reikia dirbti, jie galbūt atvažiavę čia kažką tenai gamina, gal čia kažką gamina. Žodžiu, tai visą laiką turėsite arba pykti, net apsiseilėjau, arba pykti ant visų ir daryti taip, tipo, tai daras, tai Zujubas užėmė mano vietą, man nėra kur sustoti. Arba tiesiog eiti ir su visais gražiai šnekėti, ten, tipo, žinai, durnių jungus, tipo, jo, aš čia jungiu biškį avarinį, nes ne savo vietoj stoviu, tai jisai per daug jau pradėjo kvaksėti, gal lemputės nusprogo. Tai žodžiu, arba jungti durnių ir eiti ten su visais, tipo, maldau, prašau, leiskit man, aš negaliu stovėti vidury kelio, ne, prašau, labai prašau. Ir tada jau priklauso nuo tavo akių žydrumo, arba jie tau sakys, go fuck yourself, arba sakys, gerai, mes biškai pasitrauksim. Bet kadangi šitie švedai tokie biškai piktokiai pasitaikė, tai jie, tipo, stok kur tu nori, kurva. Niekam čia neįdomu, kad tu atvažiavai pasimti žmonių iš šito viešbučio. O taksistai specialiai aplink mane sustojo, apiblokavo, kad aš nacho neišvažiuočiau. Bet vienu žodžiu. Nebijokit vis tiek, tapkit turistinio autobuso vairuotojais, nebijokit šito, nes toks gyvenimas. Nesvarbu, ar tu turistinio autobuso vairuotojas, ar tu paprastas vairuotojas, ar tu iš vis nevairuotojas. Toks gyvenimas, kad mūsų yra žmonių tiek daug, kad mes netelpam visi ir pastoviai reikia dilinti, reikia pastoviai, žinai, ten tipo, arba gražiai prašyti, arba piktai. Aš žinau autobusų vairuotojų, kurie piktai nueina, išvaro, išpypina, sako, arba būna net mentus kviečia. Žodžiu, visko būna. Pajudėjom iš Stokholmo. Ten autobusiukas, atvažiavom, sustojom pietum į Valby, nežinau kaip teisingai perskaityti. Valby Frilufts muziejum, o Frilufts tai reiškia po atviru dangumi. Free laisvas, Lufts oras, laisvo oro muziejus. Atvažiavom, čia mes ir pavalgysim,
Ir pasivaikščiosim, ir kavos atsigersim. Viską padarysim. Vienas amerikietis man sako, gerai vairuoja. Sako, aš užmigau ir įsivaizdavau, kad esu lėktuve. Ir kai tu, sako, pervažiavai per tą boom, per gulintį mentą. Ir tik tada, sako, kai buvo jau tas dum, jau per tą boom, sako, aš pagavau, kad mes nutupėm su lėktuvu ir prabudau jau tipo, kad reikės išlipti. Ir sako, paskui tik pagavau, taigi mes autobuse. O aš jam sakau, I'm sorry, kad, už tą boom, sakau, ta prasme, tu jo neišvengsi, kad ir labai vėlai, kad ir labai lėtai važiuoja, vis tiek būna tas toksai boom, jie tam ir padaryti. O jisai sako, ne, sako, ant kiek, sako, tau, gerai vairuoji, sako, tipo, kad, sako, aš net pagavau, kad esu lėktuve. Tai pakėlė man biškį, taip, žinai, nuotaikyti, iš karto jau taip, ople. Ne, nesigiriu, aš nesu geriausia vairuotoja, aš iš tikrųjų esu pati šudiniausia vairuotoja. Bet, ką aš noriu pasakyti, kad mergos, žinokit, nebijokit, kad ir galvojat, kad ir baisu, kad ir galvojat, kad jūs moteris, arba kad jūs galvojat, kad lygiai taip pat galvojat, gal kaip aš, kad nesat geras vairuotojas, nebijokit, žinokit. Dirbkit šitą darbą. Vis tiek aš jūs kviečiu pas save. Ateikit. Atėjau į tuliką ir net nejaukų pasidarė, galvoju, tai kaip man čia dabar nusiimti trusikus, kai net neaišku, čia, ar aš iš tikrųjų esu tualete, ar gal kažkokiai virtuvėje, ar svetainėje, ar kažkokiam dideliam kambarį, nes viešas tualetas, bet tokio didumo, kaip visas butas. Dar su kokiais langais. Galvoju, kažin čia nusiminėt man trusikus ar palaukti. Bet tarp kitko, gidė sakė, kad visoje Skandinavijoje labai sparčiai daugėja unisex tualetų. Tai reiškia, kad nėra ten vyriškas arba nėra moteriškas, tai yra, kad eina visi, kas nori, nes labai sparčiai daugėja šitų, kurie tipo gimė moterim, bet paskui pasidarė vyru. Kaip jie tam vadinasi? Tais kitais. Vienu žodžiu nesvarbu, užstrigo. Prisiminsiu, pasakysiu. Tai va, tai žodžiu. Tai ateini į tualetą ir tiesiog nėra jokio ženkliuko, tai tiesiog tualetas. Ir nebijokit, eikit, nes už tai, kad Švedijai, Norvegijai, visoje Skandinavijai, jaučiu ir Danijai, tai yra visiškai normalu. Einam ieško dabar, ką veikti, ką rasti, kur ką pavalgyti skanaus, ką pasižiūrėti įdomaus. Gaila truputėlį, kad lynoja, nėra to dailaus vaizdo, kai buvo per pirmą kelionę, bet vis tiek gražu. Kokia bitė, kad neįgeltų į nosį. Ką pamiršau papasakoti. Svarbiausią dalyką pamiršau papasakoti. Sulaukiau skambučio iš ofiso, iš house ofiso. Ir jie sako, mes žinom, kad tu turėjai baigti darbą 10 dieną, rugpjūčio 10, bet sako, mes tu turim kelionę su turistais, aišku, ne Gate One'as kaip dabar, ne amerikiečiai, o Kuoni greičiausiai bus kažkurie tenai, tarkim, gal korėjiečiai ar kažkas, ar kiniečiai. Nuo 13 dienos. Spėkit, ar aš nesutikau? Tai aišku, kad sutikau. Nors turėjau skristi į Lietuvą savaitėj, bet Lietuva atšaukta, atostogos Lietuvoje atšaukta, dėl to, kad baisiai labai reikia man pinigų. Susigalvojau rudenį, taigi skristi į Kosta Riką ir tenai važinėti visas 10 dienų su motociklu. Dėl to baisiai reikia užsidirbti 1000 eurų. Todėl faktas, kad sutikau. Ir kaip džiaugiuosi? Atsirado ir kelionių, atsirado ir darbo, ir atsirado visko. Aš tikiuosi, kad dar atsiras. Dar labai tikiuosi, kad dar gausiu darbą ir rugsėjį, ir spalį, nes lapkričio gale skrisiu į Kosta Riką. Va tada aš turėsiu having fun su mocu. Vienkė Kosta Rikoje. Pura vida. Šitas kaimas, šitas open air free lofts muziejus. And you? Can I? Wow.
4 diena be alkoholio, nors per vakarienę siūlo po vieną gėrimą, tiksliau nesiūlo, o priklauso po vieną gėrimą vyno arba alaus. Tai stengiuosi kuo greičiau pavalgyti vakarienę, nes pagrindė būna per vakarienės švediškas stalas. Tai stengiuosi kuo greičiau pavalgyti vakarienę ir atiduodu gydui savo porciją alkoholio ir bėgu iš restorano, kad tik tai negerti alkoholio jokio, absoliučiai. Nes visa liepa gaunasi praragauta kiekvieną vakarą. Tai vynelio, tai alelio, tai vynelio, tai alelio, kad ir po taurę. Bet man ChatGPT sakė, užtenka 3 vakarus iš eilės po taurę vyno arba po taurę alaus išgert, jau tu skaitaisi 1 laipsnio alkoholikas. Tai va, 4 diena be alkoholio, tai žinokit, man jau kukumako, žiūrėkit, 8 valandas vakarą, aš jau guliu lovai, jau einu miegoti, aš jau nusišneku, aš jau jaučiu, kaip man tirpsta rankos, liežuvis tirpsta, man atrodo, mane to ištiks priepuolis, man jau smegenis nebe taip veikia, kaip veikdavo visą laiką. Nu, žinokit, negerti alkoholio yra labai labai baisu, nes, nu, pipėts, man atrodo, kad man to ir širdis sustos. Ne, iš tikrųjų, tai stumiu, šiaip šiandien jaučiuosi pavargusi. Nežinau kodėl, bet gali būti dėl to, kad organizmas čiūchinasi po mėnesio laiko linksmai praleisto. Nu, tai gali būti, kad abstinencija, trūkumas vynelio, taurės vynelio, va tiek va vyno trūksta. Viskas, eina miegoti. Greitai. Ai, tiesa, vakarykštį Liepos 31 dienos filmuką man biškai YouTube blokuoja dėl to, kad aš buvau koncertą, aš buvau ten tose visuose Abos ir Avicii muziejuose ir ten buvo jų muzika ir dėl to man blokuoja, nes rašo copyrightas. Ta prasme, kaip ir rodo, bet jį kažkaip užbliūrina. Nu, žodžiu. Arba reikės perkurti tą filmuką, arba pofik. Nėra, tai nėra. Einu dabar įmesiu šios dienos tikiuosi bus trumpas. Ir viskas, o Jėzus, kaip gerai, kad negeriau 4 dieną, bet jau sakau, rankos pradėjo tirpti. Viskas, labanai. Ate.